Labas, pasidalinsiu praktiką, kurią geriausia atlikti ryte. Aš ją darau kiekvieną dieną po karšto vandens išgerimo. Tad, jeigu nori pabandyti kartu, atsistok patogiai, tau iš esmės nereikia nieko, tik tavo kūno. Ir pirmą, ką padarysim, tai yra pradėsim kratyti kūną aukštyn žemyn arba spiruokliuoti, keliai sulenkti, laisvos amplitudės ir jaučiam, kad galim paleisti visus kūno raumenis ir duoti tam atšokimui sudrebinti visą kūną. Stipriai kūno netrankom, kulnai bouncina į žemę ir galim truputį paforsuoti, pakelti pečius, kad geriau nusimestų ir galim pajudėti šonus. Vibracija per visą kūną pažadina ląsteles, aktyvuoja ir padeda greičiau skaidytis medžiagom, kurios mūsų kūne jau yra nebereikalingos. Gerai, palengva sustosim. Įkvėpsim vieną kartą, iškvėpsim. Kojas galim truputėlį dabar plačiau pastatyti ir padarysim stuburo susisukimus. Rankos laisvos, įkvėpsim į vieną šoną, iškvėpsim į kitą ir tegul rankos lengvai sudaužia kūną per krūtinę dalį, per nugarinę dalį, maždaug per inkstus ir parotuojam stuburą. Veidas pasisuka į šonus, kvėpuojam, keliai laisvi. Išmušam irgi, sako zen praktikai, kad negatyvią energiją iš organų. Ryte tai labai pravartu, tai irgi skatina kūno apsivalymo procesus. Truputėlį pramasažuojam ir vidinius organus, sutrenkdami rankas. Ir palengva sustosim, nurimsim. Toliau keliausim su kvėpavimu, rankos ant krūtinės, tiesim vieną ranką į šoną ir su įkvėpimu pasisuksim, pažiūrėsim už savęs, grįšim ir sumainysim rankas. Taip ir keliaujam. Įkvepiam, sakykim, į kairę, iškvepiam į dešinę. Ir kvėpuojam. Vėlgi keliai minkšti, kojos nėra tiesios, judesys vyksta per stuburą, labai plačiai nejudame. Jeigu jaučiat, kad stuburas dar tik pabudęs ir kietas, tai darom lengvas, trumpas amplitudės, kas gali ir jaučia, kad kūnas leidžia, darom gilesnius atsisukimus atgal. Prakvepuojam dar truputėlį ir tuoj patrimsim. Gerai, palengva mažinam judesį, mažinam, lėtinam. Ir grįžtam, kada rankos ant krūtinės, kelsim vieną ranką į viršų, kitą spausim žemyn ir keliausim, pulsuosim. Atidarysim limfos taškus, aš kalbu, bet jūs visą tai darot su giliais įkvėpimais, iškvėpimais. Visada atkreipiam dėmesį, kad kojos minkštai juda, kad kraujotaka teka, kad kaulai neužrakinti. Ir tai, primenu, yra ryto pabudimo dažniausiai praktika skirta energijai ir tonusui pažadinti organizme. Tad judesiai yra greiti, lengvi, dinamiški. Tarytum vyksta viskas iš kūno svorės ir masės. Dar porą šitų judesių. Ir palengva sustojam. Ir dabar abi rankas į viršų ir į apačią iškratom kūną. Tarytum nupurtom viską, kad vibracija atkeliautų iki pat pirštų galiukų. Judesys panašus kaip čiuožiant slidėmis. Ką mes darom, tai visą kūną bandom nunulinti vibracijos prasme, energijos prasme pažadinti arba pamaitinti. Sustojam. Dedam rankas ant krūtinės su įkvėpimu. Porą bangų į viršų, smakras kyla į viršų. Smakras prie krūtinės susiriečiam, įsivaizduojam, kad prabanguojam visų stuburų. Keliai juda, kaip matot, kūnas išilgėja ir susilenkia. Ir keičiam kryptį, susiriečiam ir virstam į viršų ir sukrentam kaip banga. Ir jaučiam tiek pilvą, tiek krūtinę, kada pakyla ir nusileidžia. Prasiunčiam informaciją naują per stuburo kanalus iki pat viršugalvio. Gerai, palengva sustosim, truputėlį apsukim save aplink juosmenį. Tai nėra didelis laužiantis judesys, tai yra maža amplitudė, kada mes tarytum tiesiog apsukam skritulį aplink savo dubenį. Į vieną pusę ir į kitą pusę.
Vėlgi keliai minkšti, tą kartoju nuolatos, kad judesys būtų laisvas. Gerai, ir pamažu truputėlį leisimės žemyn, pramasažuosim ir kirkšnis, kelius aktyvuosim, pėdas, pabandom vieną kelį paguldyti ir tuomet kitą. Ir pakaito. Galim daryti tai lėtai, gilėti, ištįsti arba šiek tiek greičiau, bet mintis yra, kad tai tarytų masažas tarp mūsų dubens, klubų ir pėdų. Pėdos čia ypatingai įvairiai varstosi. Gerai. Sustojam, įkvepiam, iškvepiam, sukeičiam. Įkvepiam, iškvepiam. Atsisėdam į malasaną, patiesinam stuburą, leidžiam rankas žemyn, kyla dubuo į viršų, išsitiesiam ir pradėsim plekšnot per kojas. Čia jau bus mūsų paskutinis kūno žadinimo momentas, praktika. Tai blauzdas nuo apačios kylam į viršų, apeinam visu ratu, vidinę ir išorinę dalį, suplekšnojam, kylam aukštyn, sėdmenis, ateinam prie lytinių organų, kumšteliai, rankos, kumšteliai, rankos, minkštas judesys, bet aktyvus, gyvinam savo reprodukcinę sistemą, kad ir čia atitekėtų ritmo. Dar vienas. Ir per pilvą, per nugarą. Čia truputėlį lengvai inkstus pažadinam, bet stipriai netrenkiam. Kylam ant krūtinės ląstos ir išsimušam vieną ranką. Trapecija. Sukeičiam rankas. Iki pat pirštų galiukų. Vėlgi trapecija. Savo galvą. Kaklą iš nugarinės dalies. Tiek, kiek pasiekiam. Ir veidai, rankos kaip lietaus lašeliai. Per akis užmerktas. Per lūpas, per nosį. Gerai. Ir palengva sustojam. Vieną kartą giliai įkvepiam. Iškvepiam, leidžiame žemyn. Pasibuojam. Atsikvepiam ir lėtai slankstelis po slankstelio pradedam grįžti stuburu į viršų, iki kol pilnai sugrįžta galva. Ir praktiką baigiam. Pajaučiam kūną, kiek energijos jame dabar ir keliaujam patirti dieną.